Dėl nacionalinio stadiono supranta matyti visą istoriją susijusią su nacionaliniu stadionu. Tai yra dešimtmečius besitęsianti istorija ir visada klausimas su nacionaliniu stadionu yra ypatingai jautrus. Tačiau tai, kas vyksta dabar, mano supratimu, yra labai normalus procesas. Kainos, kurios buvo pateiktos, tai yra 20 metų pradžioje suformuotas pasiūlymas buvo. Tai reiškia, prisiminkim 20 metų pradžią, tada tik pradėjom girdėti apie COVID, kad kažkas vyksta Kinijoje, galbūt čia išplis ir po pasaulį, bet mes dar net nebuvom su tuo susidūrę. Nebuvo pilno masto invazijos Rusijos į Ukrainą. Pasižiūrėjus į kainų lygį ir vidutinius atlyginimus, ar tai būtų statybų sektorių ar kažkur kitur, tikrai per tą laiką įvyko nemažai pokyčių. Dėl to natūralu, kad galėjo pabrangti tai, kas buvo suplanuota tuo laikotarpiu. Kas dabar vyksta, tai yra koncesininkas pateikęs savo siūlymą, kaip jie apskaičiavo, kiek pabrango tiek medžiagos, tiek darbas per tą laikotarpį, kai buvo pateiktas pasiūlymas. Savivaldybė pasitelkė ekspertus ir patys vertino, kiek realiai galėjo pabrangti. Mes kaip ministerija kompetencijos neturime atlikti tokių skaičiavimų, kreipėmės į CPVA. Centrinė projektų valdymo agentūra taip pat vertino, taip pat įvertina, kad tikrai per tą laikotarpį yra pabrangusios statybos.